dar kartą padėkosiu, kad visi susirinkote, tai ačiū, kad ir ištempėt iki šios minutės, ne vienis medvarštis bus. Aš turiu pasisakyti irgi apie tai, kaip skeptikai šūda malą, nes jo primala kolosaliai daug. Vakar eidamas per savo tokią socialinių tinklų istoriografiją į sieną, žvengiau, myžau į kelnes iš tikrųjų. Kiek tų atvejų buvo, tai buvo šita refleksinis toks pratimas buvo labai laiku. Iš tikrųjų dėl to aš ir darau šitą renginį, taip patvirausiu. Daug nepasakosiu apie skeptikų organizacijas, kai kurie bus, kurie iš viso nieko nežino, kai kurie šiek tiek susidūrė, jos kartais persidengia su ateistų agnostikų. Agnostikų nelabai yra tokių organizacijų, bet jos, sakykime, pagal įsitikinimus dėl Dievo klausimo ar religingumą, jos susijusios šitos pozicijos šiek tiek laisvamaniai, humanistai, materialistai, dažnai šitos organizacijos persidengia. Ir tarptautinės organizacijos tokia, sakykime, ideologiniai tokio virtuviai ir plius minus veikia. Tai tokios organizacijos kaip Center for Inquiry Amerikoje, Skeptic irgi Amerikoje, švedų neištariu, nežinau, malsiu šūdą, jeigu bandysiu ištarti, The Skeptic UK, Australian Skeptics, American Atheists, American Humanist Association, laimingas žmogus ir HIA, ten HIAs atstovė galėsit pakalbėti apie tai, kaip savo laidotuvės norėsit įprasminti. Tai gerai, kaip tie skeptikai mala šūdą? Jie yra performatyvaus racionalizmo ekspertai. Ką turiu omenyje, jie labai gerai moka performinti, sudaryti įspūdį, kokie yra racionalūs, kaip jie viską čia matuoja, mokslas pasako, šitą kortą jiems visada labai yra svarbi, bet visose tose konferencijose praktiškai tai yra vykdomas šitas diskursas, tačiau jeigu pasižiūri kažkokius tai skeptikų workshopus į tų kalbų turinį, kaip jie bando pagrįsti, kaip jie priėjo prie tam tikrų išvadų, tai dažniausiai būna tie patys anekdotiniai įrodymai, prastos kokybės moksliniai darbai. Ir svarbiausia yra performinti, kad tu esi labai labai racionalus ir su tuo ir susiję, nežinau, kiek žinot, skeptikų bendruomenė yra labai daug magų, kurie daro magiją su kortomis, Penn and Teller, ne, yra tie magai vienas populiariausių, jie irgi laiko save kaip ir skeptikų bendruomenės dalimi, tai turbūt tas performatyvumas gal ir susijęs ir ta prasme, kad vat, jie mėgsta performinti ir savo tą tokį racionalizmą eksploituoja. Jeigu žinot kažkiek tai apie skepticizmo filosofiją, tai jis galima skirti į tokias dvi kryptis, tai yra mokslinis ir radikalus. Radikalus, tai kaip, pavyzdžiui, Dekarto arba Pyro, kad mes nieko negalim pasitikėti, jokiomis savo juslėmis, jokiomis patirtimis, viskas yra nepamatuojama, neapčiuopiama, todėl turėtumėm susilaikyti nuo kažkokio vertinimo. Sustoti ir susilaikyti nuo kažko tai. O mokslinis tai, oi, kaip gerai, radikalus tai ne skeptikai, jau biški vengia šito radikalaus, nes kaip čia dabar pritaikyti, tai tada negali padėti nei vieno žingsnio, negali padaryti nei vieno vertinimo, jokios išvados, negali išleisti jokio skeptiško žurnalo, pranešimo tokio negali padaryti, nes padarysi kažkokį vertinimą arba teiginį ir tai jau bus jau neskeptiška, nes tu čia ką, jau viską sužinoji apie tą temą ir tą topiką, kad jau gali stovėti ir kažką jau aiškinti kitiems. Ne, grįžk atgal ir aiškinkis iki begalybės, kol sudegs kol susitrauks visos juodosios skylės ir tada galėsi grįžti ir papasakoti, kokią jau čia tą galutinį išvadą apie tą topiką padarėjai. O mokslinis tai taip, tai mokslinis skepticizmas labai mėgstamas ir mūsų skeptikus draugijos, nes mokslininkai pasakė, o kaip ten pasakė ir iš tikrųjų kokia ta vertė mokslinių tų tyrimų yra, tai jau praktiškai visada mes nutylim. Ir kartais net nemokam nustatyti, ar ten geras tyrimas ar ne. Tai čia jo, tas pats argumentas, mokslininkai tą, mokslininkai aną, šitas ginklas skeptikų naudojamas yra pastoviai, nepaisant to, kad dalyje laukų, kurie yra susijęs su žmogaus
cognitive abilities, psichologija, neuromokslų, ten yra tiek daug šūdmalos ir tiek daug neapčiupimų dalykų, kur ten negali nustatyti, ar ten yra kažkokios tai kozacijos, vien tik tai galbūt koreliacijos, bet šitas ginklas yra pastoviai naudojamas. Visos temos ok, ta prasme. Skeptikui, kuris yra racionalus, kritinį mąstymą labai gerai išsiugdęs, jam visos temos yra gerai. Visos temos jis gali pasisakyti, kaip Žemaitaitis koks, visom temom, ta prasme, sociologija ok, nes aš ten ir tą, racionalus ir kritiškai mąstantis. Tai čia yra, jeigu nežinot, vienas tokių garsiausių ateistų ir skeptikų Richard Dawkins, kuris Center for Inquiry yra vienas labiausiai kotiruojamų balsų ir veidų, su kuriuo net galima kruizą nusipirkti Karibuose, plaukti laivu visą mėnesį su Dawkinsu ir klausytis jo, ta prasme. Išmanydamas kelis sritis, biologiją, evoliuciją, jis įsiterpia į kitas sritis, tokias kaip filosofija, religijos tyrimai, moralės, etikos ir ten šneka tiesiog beleką, nes yra milžiniškas autoritetas ir mala šūda kaip reta, garbinamas ir niekinamas tuo pačiu metu. Selektyvus skepticizmas. Skeptikai turi generuoti tam tikrą diskursą, dažnai jis gimsta iš opozicinės pusės teiginių. Tai iš esmės kažkokia ten apie ateivius, sąmokslo teorijos, didžiapėdis ar ten tas sniego žmogus, tai jie pasima visas tas temas, eksploituoja ir pasako, oi, ten šūdas, debankinsim šitą tuo pačiu išmesdami tas pačias idėjas, kurios kai kurių žmonių yra pasigaunamos ir vėl reiteruojamos, nes, oi, tai čia skeptikai veikiausiai, tai čia kažką nuslėpti nori, nes mūsų bendruomenė tai geriau žino. Tai o pavyzdžiui, kritikuoti valdžią dėl tam tikrų to paties COVID sprendimų ten priimamų ar ekonominiai, pavyzdžiui, kažkokie klausimai, ai, ten mes jau biškį neišmanom, tai gal geriau parašysim kokį nors naują straipsnį skeptikų žurnale apie 69-ais išplitusią sąmokslo teoriją apie pagrobtą kažkokį tai vaikiną ir debaginsim šitą nesąmoningą teoriją, kuri šiaip, aišku, kad nesąmoninga, debaginsim šitą. O realius klausimus, kurie yra susijęs su socialinė atskirtimi, psichologinė gerovė, ai, kažkaip tai, žinai, ta prasme, neturim dabar, kas gerų straipsnių parašys, kažkada vėliau padarysim tą. Dievo klausimas. Kai kuria prasme, manau, kad čia yra didžiulė visa kategorija skeptikų šūdmaliavimo, kad jie įsitraukia šitą diskursą. Sėdi, diskutuoja su tais tikinčiaisiais ir tipo, nėra ten Dievo, čia tokie klausimai, mes debankinsim ir taip toliau. Aš jau nuo šito dalyko atsitraukiau šiek tiek, ne dėl to, kad pats turėčiau kažkokių religinių įsitikinimų, kažkokią tai pliūpsnį bangą arba kažkokią tai legitimizaciją jų, bet tiesiog, kad klausimas yra aiškus, Dievo nėra, bet jie vis tiek įsitraukia, nes reikia daug peržiūrų ir, pavyzdžiui, čia yra Amerikos ateistų, atsiskyrusi nuo Amerikos ateistų laida The Line, kurie vienas garsiausių ateistų Amerikoje dilihantis su dažniausiai kolegas gauna skambučius iš viso pasaulio, dažniausiai tikinčiųjų, kartais ateistų arba ten agnostikų, laisvamanių, bet dažniausiai tikinčiųjų, nu ir jie ten kalbasi, ne, kodėl tu ten tiki, kodėl tu ten netiki ir panašiai. Ta daro daugybę metų, nieko, aišku, jie ten neišsprendė dėl to Dievo klausimo, bet gerai monetizuojasi, gerai yra trigerinami tikintieji ir užsidirbti iš to puikiai galima. Ai, būčiau beveik pamiršęs. Labai įdomi tema yra eksploituojama ateistų. Aš nežinau, ar dilihantis ją sukūrė, bet tikrai kotiruoja ir platina. Tai yra susijęs su tokia pozicija, jų teigiama, kad kadangi Dievas yra labai blogas, išžudė ten daug nekaltų vaikų, yra amoralus, sukūrė ten tokį pasaulį, kokį norėjo, bet teisė žmonės ir visa kita, tai jų pozicija maždaug yra tokia, kad jeigu prieš mane pasirodytų Dievas va šią minutę, tai aš vis tiek jau netikėčiau, aš nevoršipinčiau jo, tikrai ne, nes jis yra toks blogas, ta prasme. Turint omeny, kad jie kalbina žmonės, kurie dėl paprasčiausių kartais dalykų turi religinę, nežinau, konversiją, nu, kažko, katė prabėgo, kažkas sumirksėjo, kažkokį jausmą pajauti ir įvyko religinė konversija, ne? Tai jie labai įsitikinę yra ir kotiruoja tai, kad mes
elgsimės taip, jeigu prieš mus pasirodys Dievas, mes sakysime jam ne, ta prasme. Tai, kažin, ar tokiam encounterį, tokiam susitikime, jie galėtų atlaikyti tokią savo poziciją. Tai ir šita pozicija labai daug yra pasigauta, dabar skeptikų ir koteruojama. Jis toks yra blogas, kad jeigu pasirodytų, aš vis tiek jo negarbinčiau, ta prasme. Aš stiprus skeptikas esu, man pofik. Ir kitų ten daug yra, aš noriu daugiau savo šūdmalystės atveju papasakot, negu pačių skeptikų konversija argumentais. Ta prasme, patys ten sutinka, kad negalima ten konvertuoti argumentais, reikia emocionalių ten, žinai, istorijų ir taip toliau. Daro loginių klaidų sąrašus, apie euristikas kalba, dekonstruoja ten visą kirtą, kad galėtų tiesiog skeptikų kažkokias bažnytėlės steigti, ta prasme, ir ten dvasinti to žmonės, kad jie tada kažkaip konvertuotųsi, kaip urtė praktiškai daro. Bet ne, reikia laikytis to skeptiško argumentavimo ir to performatyvaus racionalumo, ta prasme, nes mes varom šitą vagą, kol tuo metu, ta prasme, šėlsta. Žmonės šėlsta, dūksta, priima sprendimus įvairiausiais būdais, bet ne, laikykime šitos tradicijos. Religinių įsitikinimų atsisakymo kaina, ta prasme, religija blogai, tikėti Dievu yra blogai. Čia, žinokit, švedai labai gerai gyvena, nes yra ten ateistai, labai sekuliari visuomenė ten, bet iš kitos pusės yra daugybė tyrimų, kur įrodo, kad religiniai įsitikinimai gali turėti teigiamų psichologinių pasiekmių, prisidėti prie gerbūvio, bet labai dažnai tą ignoruoja ir beveik niekada nepasako apie galimas implikacijas ir jeigu religinių įsitikinimų žmogus atsisakytų, ta prasme, jeigu įvyksta jo konversija, dilihantis su chebra konvertuoja kartais gyvo pokalbio metu žmonės, ten neaišku, įvyksta konversija, ne? Konvertuoja tos žmonės, bet nepasako, jeigu atsisakys tų religinių įsitikinimų, ne, tai kokią kainą žmogui? Galbūt jam kitą dieną po to atsisakymo bus dar didesnė depresija ar ten, sakykime, voidas prasmės tam tikras. Psichologinės perspektyvos vengimas. Nesu tikras, čia gal nereikėtų taip teikti, bet iš esmės vengimas šitos perspektyvos yra toks gana, gal dėl to, kad psichologijos moksle sunku tas kozacijas nustatyti, galbūt dėl to ir vengia. Tai čia gal ir geras dalykas, bet nežinau. Uždaros bendruomenės. Aš nežinau, čia skaitosi uždara bendruomenė, bet skeptikų draugijos, tie patys žmonės ten kunkuliuoja, tą patį performatyvų racionalizmą daro. Aš manau, todėl, kad labai bijo argumentų savo patiem atskriejančių, ypatingai ten Dievo klausimas ir taip toliau, ir ypatingai iš psichologinės perspektyvos, todėl užsidarė savo tose konferencijose, tose kruiziniuose laivuose pas Dawkinsą, labai tą confirmation bias gerą gauna, patvirtina savo įsitikinimus ir važiuojam toliau. Čia apie mano, ta prasme, aš vadinu tą vabank. Čia yra 22 metai, čia yra Šekspyro viešbutis, čia yra pirmas renginys, kaip skeptikonas, mes tada nevadinom, tipo nauja pradžia, tipo skeptikų draugija tarsi atsikūrė iš naujo, nes šiaip įkurta 2011 metais. Ir aš čia pristatinėjau, ta prasme, pristatinėjau viziją kažkokią, iš kaip ten skepticizmas, žinai, iš ko ten susideda, ką mes ten darysim, čia kažkokį finansavimą patrauksim. Aš nieko neturiu jokio aiškaus plano, nieko nežinau, ta prasme, iš dabartinės perspektyvos net nesuprantu normaliai, kas tas yra skepticizmas, kaip ten kas susidėlio, ką mes darysim, iš kur kokių pinigų gausim, kokius projektus darysim, po to sėdi Urtė, sėdi Dranseika, mes ten kažką ten... Nežinau, ar tu dalyvai tam diskusijų, kažką sėdėm, kažką ten pezam, tipo, kažką darysim, viskas vabank. Ta prasme, grina šūdmala, kad pramalt tuo metu šūdą ir eiti vabank, galbūt tas pramalimas bus sėkmingas. Ar jis sėkmingas yra dabar, aš dar nežinau, bet kad tai buvo visiška šūdmala, tai 100%. Aš padariau tyrimą apie naują religinį judėjimą, Alatra ir kuriančioji visuomenė, dabar tai pavirto į tarptautinį pasaulio pabaigos judėjimą. Ir aš dar tada nebuvau gavęs daug eterio interviu, tai aš kai sužinau, kad LNK kalbins, čia prie depo mes stovim, jeigu ką, prie išvažiavimo iš Vilniaus, o kaip fainai mane kalbins ir taip toliau, ir aš einu vabank.
Vieno dalyko, kur prisipažinsiu, aš nežinojau, tai daug žurnalistų rašė apie to judėjimo prorusiškumą, kad jis yra susijęs tiesiogiai su Rusija, o mes palaikom Ukrainą, tai žodžiu, ant ko galim užstumti, kad yra prorusiškas, pasakom, kad prorusiškas, žinai, vabank, ta prasme. Jeigu pasitvirtins, bus gerai ir, ir važiuojam. Turėsim didesnį užstumimą, nes šiaip eksploituoja žmonės, daro dezinformaciją, užsima sąmokslo teorijomis šitą organizaciją ir taip toliau, bet dar prorusišką, ta prasme, iki galo sudaužom, kad nebūtų prie ko prisiknis, ta prasme. Ir tuo metu aš neturėjau labai gerų argumentų, kad, tikrai, kokios ten sąsajos yra. Aš ėjau vabank, sakiau, kad prorusiškai ir taip toliau. Ir čia buvo kaip tas grįžęs lėktuvas po sušaudimo, jis grįžo, nusileido. Tai aš manau, kad aš buvau teisus, gavau porą gerų ezotericizmo tyrėjų, vieną iš Ukrainos, apie tai, kaip tokios organizacijos būtent kilo iš tų Donbaso, Donecko regionų, kur nuo, nežinau, buvo įprasta nuo angliakasio pavirsti chiropraktų ir po to tarptautinio kulto, pasaulio pabaigos kulto judėjimo, tai nebuvo išskirtinė kažkokia tai situacija. Parakosmo tema, aš kaviniai fantastiškai dariau tokį psichologinę perspektyvą apie neadaptyvų užsisvajojimą ir panašiai. Ir aš ten ėjau irgi vabank, po to išsigandau, padariau pranešimą apie temą, kurios neišmanau. Psichologija, disociacinis sutrikimas, neadaptyvus užsisvajojimas, faini terminai, užsihypinau, variau naktimis, kad nagrinėtis, kokia yra ta tema, padariau kaviniai fantastišką live streamą pristatymą ir tada išsigandau, galvoju, what the fuck, ką aš čia padariau, ta prasme, praėjau kokie metai, nedariau to pristatymo daugiau, išsiunčiau 15 psichologų, psichiatrų tą pristatymą, sakau, pažiūrėkit. 5 pasakė, kad gerai, vienas pasakė, bet beje, Dovilės to ne. Sako, čia gal kažką reikėtų ir taip toliau, bet aš gau kaip ir biškai patvirtinau, bet ėjau gana vabank, negalėjau visko apriepti. Galvojau, kad yra taip ten tokia struktūra ir gerai bus. Gavau čia laimingas buvo. Ir prieš 2 dienas Lituanikone dariau tą patį pranešimą, šiek tiek patobalintą, bet ėjau. Čia prasileidimai. Savokynas, aš jį gerbiu, tačiau tuo metu, čia tas dar senesnis brandingas, prieš kokius 3 metus ar 4 yra, aš džiaugiausi, kad kažkas atvaro į podcastą, skeptiškų pokalbių, varom, ar ten kažką gaminsim turinį, iš tikrųjų šūdmalą gaminsim. Ir aš, dar neturėjau tokio ir patyrimo, kad reikėtų stabdyti pašnekovą, sakyti, kad tu nifiga nežinai, apie ką tu čia kalbi, tu gal sustok, baigiam, cancelinam, nekelsim tos laidos, bet nekur tau. Aš jau laidoj žinau, kad jis kažką apie kultas ir sektos nusimano ir girdžiu, kad tiesiog paprasti stereotipiniai tropai, aš linksiu galvą ir taip toliau pritariu, nes yra faina skeptikams ant kultų ir sektų užstumti, ta prasme, viskas gerai. Vienas šūdmalis ir kitas šūdmalis varo, šita yra laida vis dar įkelta, padarysim balsavimą, jeigu daugiau rankų pakils, aš ištrinsiu šitą epizodą. Visiškas šūdo pramalimas, 2 žmonės, kurie nesupranta apie ką šneka, varo, ta prasme. Va taip atrodo podcastų ekosistema. Šėlsmas. Visiems galbūt daugiau mažiau patinka šėlti Facebook'e ir ar kitose socialiniuose tinkluose. Aš neištvėriau, man šita tema yra labai įdomi, mikrodalelių apsinuodijimai, bet aš tiesiog per ChatGPT susigeneravau pagal skirtingas šitas kartas, kokiais čia švinas, asbestas, PFAS, kur yra visos šitos striukės padengtos PFAS ir kai lyja lietus, tas PFASas plaukia į nerį, mikroplastikai ir nanoplastikai. Aš net nežinau, ar čia tvarka teisinga, čia GPT išmetė, bet labai mano galvoje buvo šitas memas, aš nežinau, jis ar atitrinka tikrovę, aš jau pasidalinau ir labai džiaugiuosi. Visiška šūdmala, aš net neįsivaizduoju, ar ten yra teisybės, ta prasme, ir džiaugiuosi, kad tą įkėliau, bet prisipažįstu, kad čia yra visiška šūdmala, ar per kartas yra tai pasiskirstę, aš nežinau, čia ir šūdo malimas totalus. Bet labai džiaugiuosi, ta prasme, žinai, būna momentas, kai padarai, pats žvengi, ta prasme, ant tiek gerai yra, žinai, žiauriai.
Ta prasme, vėl, jeigu yra kažkas su homeopatija ir taip toliau, aš žinau, kad Joana turi šiek tiek kitokį matymą ir aš jį noriu, iš esmės, intencionaliai noriu pakeisti. Bet kartais nesusivaldau, jeigu kažkas užstumia ant homeopatinių dalykų, aš sakau šūdas, ta prasme, pašėrinu, palaikinu, ta prasme, šūdas, homeopatija šūdas, nors aš žinau, kad šitą perspektyvą tokią griežtą reikėtų pakeisti ir didžioji dalis didžiųjų skeptikų organizacijų toliau mala šūdą apie homeopatiją ir neįsileidžia naujų argumentų. Ta prasme, čia tiesiog važiuoja traukinys. Jeigu kažkas yra su Rimu Jankūnu iš Sveikatos tyrimų instituto susiję, neigiamai apie jį, aš laikinu, šerinu ir nesigilinu, kas ten yra. Jeigu galiu užstumti ant to žmogaus, užstumiu, pašerinu, palaikinu ir man pofik, ta prasme, aš neatsiminėjau savo žodžio, ar ten teisingai tą Rimą Jankūną apkaltinu iš tikrųjų, ta prasme, ten kažkoks visas ta siena, tų kaltinimų kažkokiu tai, man pofik, nusispjaut. Šito asmens atžvilgiu aš laikinu, šerinu, dalinuosi ir kitiem rekomenduoju. Tai tiek mano šūdmalos. O jos yra daugiau, ta prasme, ten nesibaigiantis sąrašas yra, bet aš tiesiog, nežinau, šituos įdėjau.